Labadiena, labai ačiū, kad pakvietėt mane. Tai turiu progą papasakot, ką aš veikiau iki tol, kol tapau Vilniaus universiteto direktoriumi. Mano pranešimas yra apie naują technologiją, kurią mes vystom Lietuvoje. Tai yra besivystanti išmanaus apšvietimo technologija. Na, Vilniaus universitete šitas mokslas ir technologija jau plėtojama apie 15 metų. Mes esame ir fundamentinių darbų šitoj srity autoriai ir vykdom įvairius taikomosius tyrimus, kuriam technologijas, patentuojam, vykdom projektus. Turim tarpdalykinę grupę, kurioje dirba fizikai, kompiuterių specialistai, psichologai, chemikai. Turime kelis spin-offus, pagrindinis yra Ledigma, kurios yra stendas čia parodoj. Na ir esame Lietuvos pažangių apšvietimo technologijų vystytojų asociacijos nariai. Tai mano pranešimo planas būtų toks, kad aš pradžiai papasakosiu apie mėlynų ir baltų šviesos diodų atsiradimą. Po to demonstruosiu kai kurias technologijas, kurias mes esame sukūrę, tai yra augalų auginimas, naudojant valdomą apšvietimo spektrą, tai yra spalvų atgavos mašina, tai yra meno kūrinių vizualizavimas, naudojant išmanų apšvietimą su kontroliuojamu fotocheminiu poveikiu. Taip pat trumpai papasakosiu apie cirkadinius efektus apšvietime ir kaip jie yra valdomi išmaniam lauko apšvietime. Pabaigoje aš truputį paliesiu problemas, su kuriom susiduria mes tokie novatoriai ir pateiksiu santrauką. Taigi šios technologijos pagrindas yra mėlyno ir balto šviestuvų arba šviesos diodų atsiradimas. Būtent neseniai, 2014 metais, 3 japonų mokslininkai, sakant, 2 mokslininkai ir 1 inžinierius, gavo Nobelio premiją. Tai ją daug kas yra girdėjęs. Tai profesoriai, Meidžio universiteto profesoriai Isamu Akasaki ir Hiroshi Amano. Ir taip pat buvęs kompanijos Niche inžinierius Shuji Nakamura, šiuo metu profesoriaujantis Santa Barbaros universitete. Šitie žmonės praeito amžiaus 10-mečio pradžioje sukūrė procesus auginimo, išsprendė problemas su reikalingų puslaidininkių kokybę, su jų laidumu. Na ir iš galio nitrido grupės puslaidininkių suformavo sandaras, tokias darinius, kurie gali generuoti mėlyną šviesą. Būtent efektyviai generuoti mėlyną šviesą, nes iki tol šita problema niekaip jos nepavykdavo išspręsti ir neturint mėlynos šviesos neįmanoma gauti taip pat ir baltos šviesos. Na ir šiuo metu vyksta tokia didelė pažanga, jeigu lyginti su 1968 metais, kai atsirado pirmi komerciniai šviestukai, tai jų našumas buvo tik apie 0,1 lumeno vatui. 14 metais, per 46 metus, našumas išaugo kelis tūkstančius kartų ir mes turime prietaisus jau su 200 lumeno vatai. Veikimo principas yra pagrįstas taip vadinama injekcinė elektroluminescencija, kuria čia pavaizduota paveiksliukė.
Paprastai tai yra elektronai ir skylės iš tam tikrų sluoksnių patenka į aktyvų sluoksnį, kur anihiliuoja emituodami šviesą. Tačiau toks prietaisas gali generuoti tik spalvotą šviesą, tam, kad gauti baltą šviesą, yra keli metodai. Vienas iš tokių metodų yra panaudotas taip vadinamose fosforo konversijos šviestukuose, tai iš tikro prietaisas, kuris turi kristalą spinduliuojantį mėlyną šviesą ir keitiklį paprastai iš tam tikrų medžiagų fosforų, kuris keičia dalinai pakeičia mėlyną šviesą į geltoną, ir toks spektras žmogaus akies yra suvokiamas kaip balta šviesa. Tai tokių prietaisų yra daug rinkoje, jie yra plačiai žinomi ir šiandieną galime daug kur sutikti. Tačiau yra kitas būdas naudoti atskirus šaltinius, tarkim, raudoną, žalią, mėlyną, čia žaliai mėlyną, arba gali būti oranžinis. Ir parinkti, būtent kompiuteriu tai yra daroma, parenkama tam tikrų santykių šitų pirminių šaltinių srautai ir galima gauti šviesą su įvairiais parametrais. Būtent jeigu maišom 3 spalvas, tai gausim tik vieną variantą baltos šviesos, tačiau jeigu maišom 4 spalvas, kaip čia parodyta, tai tą pačią baltą šviesą galima gauti su begalė spektrų ir ta balta šviesa gali turėti net skirtingas savybės, tai apšviesti daiktai gali skirtingai atrodyti. Na ir šiandien įprasti šviesos diodai yra labai plačiai naudojami, tai pirmi tokie taikymai prasidėjo nuo primityvių žaislų, tai tarkim išėjimo ženklai, kurie Amerikoje sutaupo vieną branduolinį reaktorių, reiškia dar vieną branduolinį reaktorių, Jungtinėse valstijose sutaupo šviesoforai, Vilniaus gatvėse yra plačiai paplitę. Tokie milžiniški vaizduokliai yra gerai žinomi, čia pavaizduotas vienas didžiausių Times Square New York'e, Nasdaq'o kompanijos. Skverbėsi jie į automobilių priekinius žibintus, į gatvių apšvietimą. Daug kas yra patyręs plombavimą, kuomet plombos yra dantų kompozitai kietinami naudojant mėlyną šviesos diodą, taip pat leidžiantis lėktuvų, tokios gražios ryškios spalvos oro uoste, tai yra šviesos diodai montuoti į grindinį. Jau chirurgijoje taikoma, architektūriniam apšvietime, bendrajam apšvietime, tik tai Lietuvos standartai kol kas neleidžia mokyklose naudoti, nes įrašyta, kad mokyklose galima naudoti tik tai kaitinamąsias fluorescencinės lempas, nes tie žmonės, kur rašė, nežinojo, kad dar bus šviesos diodai. Tai dabar kovojam su to, kad leistų šviesos diodus naudoti mokyklose. Na ir netgi Amerikoje gyvuojanti tokia amišų bendruomenė, kuri šiaip nenaudoja elektros generatorių ir iki šiol versdavosi tik tai žvakėm, nutarė, kad baterija maitinami šviesos diodai irgi neprieštarauja jų religiniams įsitikinimams. Vienu žodžiu, dabar aš pereinu po šito prie tų vadinamų išmaniųjų technologijų, kurios remiasi principu, kad galima iš daug šviesos diodų sumaišyti reikalingos sudėties spektrą. Na ir pirmas pavyzdys yra augalų auginimas su valdomu apšvietos spektru. Tai augaluose yra daug įvairiausių medžiagų, kurios sugeria šviesą ir vienaip ar kitaip daro įtaiką augalo vystymuisi. Tai tos medžiagos vadinamos fitopigmentais, geriausiai turbūt žinoma visiems yra chlorofilas, tačiau yra ir kitų medžiagų atsakingų už kitas funkcijas, ne vien už fotosintezę. Tai čia pavaizduoti yra jau sugerties spektrai, kas dabar šiltnamiuose dažniausiai naudojama, tai yra natrio lempa, kurios spektras šitas oranžinis, kaip matot, labai prastai dera, jis yra fiksuotas, neefektyviai tos augalus, reiškia, mes apšviešime. Tačiau jeigu parinkti iš rinkoje esančių šviesos diodų, tam tikrą kombinaciją, mes galime uždengti įvairių fitopigmentų sugerties spektrus ir, tarkim, ne vien stimuliuoti fotosintezę, bet galim ir augalo vystymąsi įtakoti, galime
medžiagų, kurios tam augale susidaro, kiekį reguliuoti ir panašiai. Tai tokie pavyzdžiai buvo, tokios technologijos pavyzdžius mes sukūrėm kartu su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutu. Na ir čia parodyti skirtingų spektrų įtaką augalų fotomorfogenezei, tai yra vystymuisi. Pavyzdžiui, lydiką esant vienam spektrui galime išauginti apvalų, su kitu spektru tokį cilindrinį, su trečiu spektru pailgą. Na ir šiaip svajonė buvo išauginti stačiakampius lydikus, tai dar sutaupytų pakavimo, kadangi stačiakampiai gražiai susiglaudina dėžutį, mažiau pakuotei reikėtų medžiagų. Kitas pavyzdys čia pavaizduotas yra apšvietimo poveikis vėlgi tų pačių lydikėlių lapams. Vienas spektras duoda žemus stiebus ir didelius lapus, čia sveikas augalas. Kitas spektras, būtent su natrio lempa, duoda ištisusius tokius stiebelius ir mažus lapelius, augalui trūksta šviesos, jis tempiasi į viršų. Būtent su natrio lempa dėl to nelabai lydikų pavyksta išauginti ir iki šiol mes perkam pavasarį olandiškus lydikus, o lietuviškų niekaip nesugebam patys išsiauginti, nors šita technologija leidžia. Kitas pavyzdys yra maistinės kokybės valdymas augaluose ir mūsų patentuota technologija leidžia sumažinti nitratų kiekį salotose. Būtent po išauginimo, po įprasto apšvietimu yra apšviečiam tam tikro bangos ilgio šviesos diodais ir čia parodyta yra, kaip per kelias dienas sumažėja nitratų skaičius ir tuo pačiu išauga, tarkim, čia sacharidų skaičius, tai yra tos salotos net pasidaro skanesnės. Bandėm įsiūlyti prekybos tinklam, bet problema yra tame, kad jie tada sako, nieks nepirks tų įprastų pigių salotų, nes manys, kad jos nuodingos, o šitų biškį brangesnių neįpirks ir mes patirsim didelius nuostolius. Kita technologijos, kitas atvejis yra taip vadinama spalvų atgavos mašina, irgi patentuota technologija. Kaip minėjau, galima baltą šviesą gauti tos pačios spalvos naudojant įvairius spektrus. Čia problema tame, kad apšviečiant tokia šviesa įvairia daiktus, jie skirtingai atrodo. Čia pavaizduoti tokie standartiniai testai, kai skardinės ir vaisiai daržovės yra apšviečiami įvairia balta šviesa tos pačios spalvos, bet su skirtingų spektrų. Ir mes gaunam, vienu atveju spalvos yra pasodrinamos, kitu atveju jos yra blūkinamos, galime gauti natūralias spalvas. O žmonės paprastai mėgsta gal mūsų eksperimentus kažką tai tarp natūralaus ir užsodrinto. Jie pasirenka tas vadinamas pirmenybinės spalvas ir tą galima pasiekti kaitinant spektrus. Čia parodyti štai tie spektrai, kurie naudojami apšvietimui. Tai mūsų laboratorijoje buvo sukurtas principas, kuris leidžia keturspalvę sistemą labai lengvai perdaryti. Tai yra patentuotas mūsų algoritmas, kuomet mes maišom tokią blūkę šviesą iš oranžinės žalios mėlynos kombinacijos su sodrinančia šviesa raudonai žalia mėlyna, panašiai kaip čiaupė, reiškia, jūs maišot šaltą ir karštą vandenį ir reguliuojant su viena rankenėlė, reiškia, ar vienu slankikliu ant kompiuterio ekrano, galima gauti šviesą, kurios, reiškia, yra didelis sodrinimas spalvų arba atvirkščiai didelis blūkinimas, ir tame tarpe galima gauti labai tiksliai spalvas perteikiančią šviesą. Tai šitas principas yra realizuotas mūsų toj mašinai, tai yra paprastai kažkoks tai išmanus įrenginukas, ar kompiuteris, ar telefonas, ar planšetė, kur yra įvestis, o po to yra įrenginys, pati jau lempa turi bevielį modulį, mikroprocesorių ir šviestuvą, kur yra parenkama pagal mūsų algoritmą ta keturspalvė kombinacija. Ir čia parodoje jūs galite pamatyti demonstravimą šito prietaiso, merginų parenkant kosmetiką įvairiom sąlygom, reiškia šitą lempą imituoja ir žvakių šviesą ir ką tik nori.
bet kokios spalvos ir bet kokios spalvinės atgavos šviesą. Trečias pavyzdys yra meno kūrinių vizualizavimas su fotocheminė poveikio valdymu. Tai mes turbūt esam matę daug tokių pageltusių meno kūrinių, kuomet dalis spalvų išnyksta. Čia yra parodyti dešiniai pusėje meno kūrinys originalas, kairiai yra bandymas kompiuteriu atstatyti tą pirmykštį vaizdą. Na ir problema ta, kad šviesa, bet kuriuo atveju, kokia ji bebūtų, kiekvienas fotonas turi tikimybę sukelti fotocheminę reakciją ir tokiu būdu dažas yra gadinamas, pirmiausia išnyksta mėlynos spalvos, gelsta objektas, po to jis tamsėja ir kitos spalvos išnyksta, raudona parudė ir taip toliau. Tas poveikis šviesos yra ištirtas, yra nustatytos taip vadinamos žalos funkcijos, paprastai reiškia jos auga trumpėjant bangos ilgiui. Na ir dėl to muziejuose vengiama yra ultravioleto, yra specialūs stiklai apsauginiai naudojamas halogeninės lempos, jos turi mažai mėlynos komponentės, tada paveikslai atrodo prastai, kai kurių spalvų nesimato ir taip toliau. Tai mūsų patobulinta šita mašina spalvų perteikimo turi dar vieną modulį, kuriame nustatomas pastovus žalos poveikis meno kūriniui, žiūrint kokios yra sudėties medžiagos naudojamos, ten akvarelė, ar aliejiniai dažai, ar tai yra tekstilė, ar kažkoks labai jautrus poveikis, popierius, kaip tarkim Čiurlionio kai kurie kūriniai yra piešti ant pigaus labai popierio ir pageltę. Na ir toliau vėlgi yra šviestuvas ir kažkoks tai išmanus įrenginukas, su kuriuo mes galim manipuliuoti spalvom taip, kad žala, kurią šviesa sukelia, išlaikoma pastovi. Na ir čia yra tokios demonstracijos, tarkim, viena demonstracija yra spalvinės temperatūros reguliavimas, tarkim, nuo žvakių šviesos iki dienos šviesos, nuo 2500 laipsnių iki 6500 laipsnių. Jeigu mes reguliuojam su pastovia apšvieta, tai žala auga, kaip matot, 1,5 karto išauga žalingas poveikis, tas indeksas rodo. Ir paveikslas, nors čia atrodo gražiau, bet jis yra 1,5 karto stipriau gadinamas. Mūsų technologija reguliuojant automatiškai yra mažėja apšvieta ir šitas jau saulės, imituojantis saulės šviesą, šviestuvas pritemdomas. Na ir mes, aišku, pasirinksim kažką tai tarpę, ne šitą variantą, o šviesesnę, kad dar ir spalvos gerai atrodytų ir žala nebūtų didelė. Kitas pavyzdys yra soderio demonstravimas išblukusio objekto. Čia yra lietuviška tautinė juosta, 77 metų, reiškia, jinai po jau beveik 40 metų pabluko, spalvos patamsėjo. Ir vėlgi, jeigu galima pasodrinti, jie atrodytų taip, bet šita spektrinė sudėtis gadina dažus, dėl to mums reikia temdyti automatiškai, ką daro mūsų išmani mašina, ir iš tikro mes pasirinksim variantą kažkur tarpe, nes šitas bus per tamsus. Paskutinis mano pranešimo skyrelis yra skirtas lauko apšvietimo ir cirkadiniams efektams, kurie yra susijęs su žmogaus sveikata. Tai maždaug prieš 10 metų buvo aptikta mūsų akies tinklainėje dar vienas fotoreceptorius, kuris nedalyvauja vaizdo formavime, bet jis mėlyna šviesa, būtent jis jautrus mėlynai šviesai. Mėlynos šviesos sukeltą signalą transliuoja į mūsų smegenis tam tikrą kelią. Čia per tokį dar stuburo viršų esantį centrą į vadinamą konkerežinę liauką, kurioje išsiskiria melatoninas. Būtent mėlyna šviesa slopina hormono melatonino išsiskyrimą, tai yra miego hormonas.
kuris reguliuoja mūsų paros ciklą. Ir mes tada, jeigu gaunam mėlynos šviesos, sutrinka mūsų miegas, dar blogiau, kad tas pats melatoninas yra labai stiprus onkostatinis agentas, yra jau ištirta, kad tie žmonės, kurie naktį patiria, reiškia, mėlyną komponentę turinčios šviesos apšvietą, jų vėžio sergamumas yra didesnis, tas jau įrodyta statistiškai, tiek krūties, tiek prostatos vėžys atsiliepia į šitą mėlyną šviesą. Dėl to reikalinga naktiniam apšvietimui naudoti tokią šviesą, kuri turi mažą tą vadinamą cirkadinį poveikį. Mūsų hormonai, reguliuojantis paros ciklą, iš esmės yra du, tai melatoninas, tas miego hormonas, ir priešfazėje veikia kortizolis, vadinamas streso hormonas. Tai ryte reikia gauti kortizolio, dėl to labai gerai saulutė, jeigu jos nėra intensyvi šviesa, o vakare reikia ruoštis miegui ir mažiau mėlynos šviesos, daugiau kažko panašaus į žvakių šviesą. Tai būtent šita technologija leidžia reguliuoti tokiu būdu cirkadinį žmogaus ciklą. Na ir vienas iš eksperimentų, kurį mes atlikom, mes tyrėme, kokia šviesa yra patraukliausia senamiestyje Vilniaus ir keliuose objektuose, ne vien senamiestyje, čia yra tos apšviestos scenos, senamiestis, botanikos sodas, moderni aplinka ties Nacionaliniu dailės muziejum. Na ir galima buvo reguliuoti šviesos spalvą per mobilų telefoną, nuo tokios oranžinės, kaip natrio lempos, iki saulės šviesos, net žvaigždžių šviesos, ir tyrėme, kaip žmonės pasirenka tą spalvą. Tai žmonės pirmiausiai tamsiau, jie pasirinkdavo gelsvesnę spalvą, jeigu šviesiau, pasirinkdavo melsvesnę spalvą, bet kuomet mes užfiksavom tą cirkadinį poveikį, tai žmonės ėmė pasirinkinėti dar labiau rusvesnę tokią spalvą prie mažos apšvietos, nes mūsų mašina fiksuodavo cirkadinį poveikį ir jeigu duodavo daugiau mėlynos komponentės, šviesa automatiškai temdavo. Ir tokiu būdu galima rasti pačius tos optimalius apšvietimo sprendimus mieste, įvairiose zonose. Ir kartu jie bus tokie, kad cirkadinis poveikis žmonėm, o taip pat kitiem gyviem organizmam, beje, kenkia ir gyvūnijai, vabzdžiam, tarkim, ir paukščiam. Galima šitą sureguliuoti. Tai baigdamas aš norėčiau tiesiog išvardinti tas problemas, su kuriom mes susidūrę esant kurdami inovacijas. Na tai viena tokia bendra turbūt naujom technologijom problema yra, kad vartotojai, klientai, jie ne visuomet yra pasirengę naują technologiją priimti, kadangi stokoja žinių. Tai būtent šiuo atveju dažnai mes siūlom sprendimus, kurių analogo nėra ir reikia ilgai su vartotoju dirbti, kad jisai suprastų jų naudą. Antra problema būtent jau būdinga apšvietimo, modernaus apšvietimo technologija, kuri taupo labai daug energijos, yra tame, kad vartotojas susiduria su skirtingų santykių turto ir to operavimo kainos, būtent išmanus apšvietimas keturkūnis šviesos diodų pagrindų, jo yra didelė įrangos kaina, tačiau labai mažai naudoja elektros energijos, o vartotojas pratęs pirkti pigią lemputę ir po to daug mokėti už elektrą. Tai jam atrodo, kad labai brangu įsigyti tokius šviesos šaltinius ir jis neįvertina, kiek jis sutaupys elektros energijos. Na ir kita vertus yra tas vadinamas mirties slėnis tarp mokslo ir verslo. Ir mes Lietuvoje matom tokias problemas, būtent, kad šitas slėnis iš esmės tai reikalauja gero rizikos valdymo, tai yra per rizikos kapitalistus, kurių mes labai stokojam ir dauguma jų orientuoti praktiškai save tik pozicionuoja, kaip mes susidarėm kaip rizikos kapitalistai, dažniausiai nusitaikia į greitą, be didelės rizikos greitą, reiškia, grąžą. Antra, paprastai pasaulyje tą riziką gali prisimti
per daugelį projektų didelės kompanijos, Lietuvoje vėlgi mes jų neturim ir net tokios kompanijos kaip ir lazerių mūsų, jos sakys, kad čia mums per didelė rizika, nes jie turi administruoti 10 projektų, kad suvaldyti šitą riziką. Na ir trečia, ko mes stokojam, kad valstybė neturi geros valdysenos tokių programų technologinių, pinigų turi ir dabar, tarkim, iš sumanios specializacijos milžiniški pinigai ateina, bet valstybės valdysena orientuota yra į procesą. Svarbu, kad pinigai būtų gerai įsisavinti, viešiai pirkimai teisingai įvykdyti, kad išlaidos būtų tinkamos, o dažnai rezultatas dingsta, tai čia reikėtų iš amerikiečių pasimokyti, kaip reikia tą daryti. Na ir vienas dar problema yra vis tik Europoje su patentavimu, yra lyginant su Jungtinėm Amerikos valstijom, absoliučiai nesuvokiamai didelės patentavimo kainos. Iš patentavimo pelnas Europoje milžiniškas būrys vertėjų ir teisininkų, jos visus turi maitinti technologijų kūrėjai. Tarp Jungtinėse valstijose tas kainuoja 10 kartų, kitą kartą pigiau. Tai pabaigai tokia išvada, kad mėlynų ir baltų šviesos diodų išradimas pagrindė kelią išmanią apšvietimo technologiją. Išmanus kietakūnis apšvietimas siūlo visiškai naujas funkcinės galimybės tokiose srityse kaip augalų auginimas, spalvų atgavos valdymas, nano objektų apšvietimas, taip pat cirkadinio efektų suvaldymas lauko apšvietime. Ir trečia, kad mes kaip inovatoriai susiduriam su tokiom problemom kaip vartotojo kompetencija, rizikos valdymas ir intelektinės nuosavybės valdymas. Ačiū už dėmesį. Ačiū labai profesoriui. Mes dar turime porą minučių klausimus. Prašau čia. Taip pat bus mikrofonas. Prašau. Prisistatykite ir klausimus. Sveiki, Paulius esu. Namuose naudoju nemažai LED apšvietimo ir iš tikrųjų didelė problema yra su žmonėm, kurie su to susiduria, bent jau su LED apšvietimu, tai kad yra mažas labai patikimumas. Jeigu ta lemputė kainuoja 3 brangiau, negu paprasta energija taupanti ar šiaip lemputė, tai ją ir dažnai 3 dažniau reikia keisti. Ir tokia didelė yra problema, bent jau šiaip rinkai vartotojai. Tai kažkaip galbūt, aš nesakau, kad visi yra nepatikimi, tačiau galbūt tą reikia akcentuoti, kad būtent mūsų produktas yra itin patikimas ir jisai tarnauja tikrai ilgiau, nes šita problema yra gana apie paprastų vartotojų. Čia labai geras klausimas, demonstruojamas, kaip yra kompromituojamos naujos technologijos. Ten yra ne vien patikimumas, bet ir spalvų atgava paprastai bloga. Tai viena priežastis iš to, kad mūsų valstybė įsileidžia produktus, kurie yra nesertifikuojami normaliai ir ateina iš nežinia iš kur, o daugelį Europos valstybių tam yra nustatyti vidiniai standartai. Pavyzdžiui, Suomijoje jūs neįvešit automobilio, kol jo Alto universitete visų žibintų nepatikrins, nepaisant, kad tai Toyota ar kas tik nori. Reiškia, vieną reikėtų tiesiog tą kokybę tikrinti, nes ta, ką gamintojas geras deklaruoja, tai yra 50–100 tūkstančių valandų veikimo prieš 1000 valandų paprastos kaitinamosios lempos. O dar viena yra problema, yra mūsų elektros tinklai, dar neatitinka standartų ir juose yra tokie viršytampiai kai kada, kurie sugadina būtent elektroniką šitų lempučių. Tai vėlgi Europoje, Amerikoje jie labai retai susiduria su tokiais gedimais, kai perka produktus iš patikimų kompanijų. Aš nenoriu čia jų minėti, nes bus reklama tam tikra, bet iš tikro čia yra Lietuvos daugiau problema, kad mes ir prastus produktus įsivežėm viena vertus ir mūsų dar elektros tinklas nėra tiek geras, kad bet kokios kompanijos produktą galima būtų naudoti. Ačiū labai už atsakymą. Dar vienas paskutinis klausimas, jeigu taip būtų. Tai prašau, čia, kai mūsų kolega. Ten. Labą dieną, mano vardas Egidija.
Norėjau paklausti gerbiamo profesoriaus, ar jūs ketinate plėtoti būsimame slėnyje Saulėtekio šiuos 3 blokus mokslinių tyrimų ir kokie produktai visuomeniai būtų prieinami plačiam vartojimui? Dėkuoju. Mes jau dabar gal dar stato mūsų slėnio pastatus. Švietimo laboratorija Vilniaus universitete teikia paslaugas daugybei kompanijų Lietuvoje. Ir jos kūrė naujus produktus. Mes turime net asociaciją šitų bendrovių. Kol kas jo apyvartos yra keli milijonai eurų, bet jos visos sparčiai augo. Ir šitas pastačius naujas patalpas slėnio ten tikrai bus ir ta paslauga teikiama. Jeigu bus galimybė, mes galvojame net apie sertifikavimo laboratoriją, tai yra įvežtinius produktus sertifikuoti. Bet pagrindinis mūsų darbas vis tik šitos laboratorijos, kurioje aš tik tai patarinėjau, tai būtų vis tik kurti tokius produktus, kurių pasaulyje nėra. Ir čia yra didžiausia pridėtinė vertė generuojama, bet ten, kaip minėjau, yra tam tikri trikdžiai. Mes neturim investorių, mes neturime, rizikos valdymo, yra didžiulė bėda su intelektinės nuosavybės apsauga, nes mažos kompanijos Lietuvoje, netgi su ūkio ministerijos pagalba, mes galim tik kelis metus tą patentą išlaikyti, o reikėtų išlaikyti daug ilgiau, bet kainos yra visiškai nerealistinės, tai yra bendra Europos problema. Dėl to, jeigu pažiūrėsit Europos, kiek Europoje patentuojama, kiek Amerikoje patentuojama, tai net nesulyginami skaičiai. Tai tos problemos mano buvo pateiktos. Bandysim kovoti visom išgalėmis.